vlogas. Į kamerą turbūt nežiūrėsiu, nes dar nesu pripratus įrašinėti video ir man tai visai nauja. Nors kalbėti, tai tik tai duokit. O vat kai reikia į kamerą, kaip tik ir šuo dar maišusi. Saša, eikult. Kaip aš matau gyvenimą. Kaip aš matau, va, kur yra gyvenimas. Va, kur yra gyvenimas. Stebuklingas jisai, iš tikrųjų, keistas, įdomus. Įsivaizduodavau, ir įsivaizdavau iš tikrųjų, kaip pat visai nesenai, kad yra realus gyvenimas ir yra kažkas tai mistiško. Bet su laiku vis labiau matau, kad tas mistiškas gyvenimas tai ir yra, kad viskas yra mistiška. Kas galėjo, koks sveiko proto žmogus galėjo sukurti Sašą? Koks sveiko proto dievas galėjo sukurti Sašą? Kas galėjo sukurti mus? A? Taip pat suprantu, kad viskas yra informacija, kad viską galima užkoduoti vienetukais ir nuliukais. Kad visą Sašą galima aprašyti programą, kad tai yra genai, kad viskas užrašyta. Sašos dar nebuvo, o pasaulis jau žinojo apie Sašą. Kokia bus, kokio ilgumo nosis bus. Bus iš senelio giminės ar iš močiutės. Visi protėvių kodai įrašyti, kiekvienam iš mūsų. Ir tas iš tikrųjų mane labai žavi. Taip, Saša? Ir tave, ir tave. Vaikystėje žiūrėdama, kaip gyveno mano tėvai, kaip aplamai sekas žmonėms, kiek jie daug vargsta ir kaip nelengva, kaip viskas sunkiai pasiduoda, kiek daug kančios, aš sugalvojau, kad noriu ramaus gyvenimo. Tegul apie mane niekas nežino, tegul savo būnu toksai šešėlis, bet ramus, be kančios. Ir prisiprašiau. Gyvenimas mano ganėtinai ramus, kokį ir norėjau, neskaitant ant keletą kažkokių tokių sudėtingesnių įvykių, bet šiaip viskas tikrai išgyvenama, ištveriama, nieko nėra kažko tokio ir netgi buvo laiko tarpas ir gana ilgas, kada iš viso pradingau savo mintyse, savo pasaulį, kai manęs nebeliko niekur. Aš iki šiol neatrašinėju draugam, tiksliau pirma niekada nerašau, išlieka tik tie draugai, kurie mane susiranda. Iš tiesų atsisakiau labai daug, jeigu nėra ir nereikia, išmokau priimti labai ramiai. Ir kažkaip labai norėjosi atsikratyti man tos žemiškos patirties, kad nereikėtų kentėti, kad būtų lengva. Ir man labai tai pavyko, bet ta prasme, atsidūrus ten, kur jau nebelieka jokių norų, kai nebėra streso, arba galbūt jisai yra, bet nebėra tokio prisirišimo prie žemės. Galvoju, kad čia va tai to ir reikia. Jeigu nenori kančios, tai neturėk norų. Ir man pavyko neturėti norų. Tada supratau, kad nieko gera, nieko gera. Neturėti norų, tai yra gryniausia depresija, gryniausias liūdesys. Niekur neveda. Vis dėlto yra gerai tie norai, gerai norėti, gerai neturėti, gerai siekti, nepasiekti.
gerai yra siūbuoti tarp pozityvo ir negatyvo ir kad žemėje negali būti kitaip, žemėje yra ir juoda, ir balta, yra ir gimimas, ir mirtis, ir mes kažką atrandam ir prarandam. Ir tik tai tokiu atveju yra pilnatvė. Jeigu pasirinksi vieną iš pusių, nebus gerai. Nebus, nes gyveni tik tai tada pusę gyvenimo ir net negalėtum pasakyti, kad gyveni tu kažkoks kaip angelas su vienu sparnu. Savo juodą sparną nori atsikratyti, o su savo baltu sparnu pozityviu tu niekur nenuskrendi iš tiesų. Tai va, gyvenime aš vis ieškau atsakymų, išbandžiau tą nieko nenorėjimą, nieko nedarimą ir neturėjimą, atsisakymą žemės, žemiškų aistrų, norų, svajonių, tam, kad išvengt turbūt skausmo. Nieko iš to nieko gera. Bet kas yra gera, kad vis dėlto pasiekus tą dugną supranti, kad dugne nenori būti ir pradedi ieškoti kažko kito. Tai va ir taip mano gyvenime atsirado Saša. Ne, norėjau pasakyti, taip mano gyvenime atsirado kortos. Jos man taro kortos vėl padėjo sugrįžti į tos norus, sugrįžti į susidomėjimą, nes viską, ką aš darydavau, kaip darydavau. Nes reikia, nes taip turi būti, nes kaip kitaip, nes privalai, iš kažkokios kalties, iš graužačių, iš baimių. Taip, nuobodu. Ir tai užgesino bet kokį džiaugsmą. Tai užgesino norus. O kortos vėl parodė, kad gali būti smagu, kad gali būti paprasta ir kai kartais prisigalvoju, aš tikrai linkusi į prisigalvojimą, įsivaizduoju, kad protu galima rasti atsakymus ir aš tą protą tada kankinu ir iš visų pusių, iš kairės ir iš dešinės ir bandau ištraukti atsakymą iš proto, o protas to atsakymo neturi. Ir tada kaip ir naudojant bet kokį įrankį ne pagal paskirtį, jisai, tarkim, kad ir grąžtą naudoti tą, kuris skirtas medžiui, gręžti su juo cementinę sieną. Aišku, kad yra čips greičiau ir skatai, protas yra skirtas paprastiem sprendimam, skaičiavimam, išmatavimam, logiškiem dalykam, paprastiem, o kada protą bandai panaudoti kaip gyvenimo prasmės kažkokios paieškose, jisai randa tik tai akligatvius. Gyvenimo prasmės paieškas turi daryti širdis. Taip, Saša, sutinki? Ką tu galvoji? Saša, tu nieko negalvoji, todėl tau visai lengva. Tai va, tai kartais kortos parodydamos tokius paprastus dalykus, kurių protas nesugeba pamatyti. Kortos padeda susibalansuoti ir surasti centrą, ne taip. Jos padeda... Saša, ką jos padeda? Ką man kortos padeda? Tau ką nors padeda? Tau nerūpi. Jos padeda pamatyti tas vietas, kurių
protui nepavyksta įžiūrėti. Tai va. Nelengva kalbėti. Treniruosimės. Taip, Saša, treniruosimės. Išmoksimės kalbėti, nes turim daug ką papasakoti, daug ką prisimokėm, prisiklausėm, prisianalizavom. Ir visai galima būtų neieškoti būdų dalintis, ką aš ir bandžiau. Aš atsisakiau visų žmonių, išskyrus ten savo šeimos, bet ir tai ne pokalbiai, ne kažkas, o išverdi valgyti, sutvarkai namus. Aš visiškai nebenorėjau būti ant žemės ir gyventi to žemiško gyvenimo, todėl tas, kas priklauso, darydavau, o vat, mėgautis gyvenimu ir užmiršau. Sašu, jau nori pabėgti. Viskas? Baigėsi transliacija. Saša, kokia tu taro kortų energija esi, a? Kokia šiuo metu? Esi tinginys kažkoks tai. Tai ėjom 2 kartus pasivaikščioti. Meluoju, 1. Eisim 2 kartą. Dabar einam pasiklausyti, ko mes čia prirašėm. Ir turbūt rašysim iš naujo.